sveikos merginos dar kartą, matau, kad vyksta nesąmonės ir kažkur dingo mano live transliacija, nu, bet tikiuosi, kad pirma ta dalis išsisaugojo ir toliau galėsim tęsti. Oi. O iš tikrųjų, manęs tai nežiūri ne dėl to, kad neįdomu. O suprantat, ant tiek nuo to laiko, kai prieš 3 metus man pavogė Facebook paskyrą su mano beveik 300 tūkstančių sekėjų, 30 tūkstančių sekėjų, kurie buvo išauginti mano rankomis be jokių pagalbų, be jokių kažkokių ten influencerių, be reklamų, be nieko, buvo išauginti tiesiog natūralių būdų, organiškų mano žmonės ir viskas per vieną akimirką dingo. Ir nuo to laiko dingo, po togi mano paskyrą vėl panaudojo. Žodžiu, bet čia, aš kito paaiškinimo neturiu, tiesiog nori kažkas sužlugdyti, bet nepavyks, nežinau, ar mane žiūri, tai kas nori, tai mane sužlugdyti nepavyks. Ta prasme, aš jau tokią storą odą pas mane išaugo, po tų visų patirčių, kad, neveikia man tas. Tai žodžiu, esmė, kad po 2 ar 3 mėnesių jau aš buvau sukūrus naują paskyrą, jau viską nuo nulio pradėjau vėl. Tada man tą paskyrą pradėjo, suprantat, žodžiu, naudoti mano buvusios paskyros nuotraukas, mano asmeninės ir ten darbinės nuotraukos su rankinėmis, atsimenu. Tai pradėjo naudoti šitą paskyrą ir siuntinėti žmonėms su mano nuotrauka, pasivadinę Sabina Sabliauskaitė, kaip dabar atsimenu, porno pobūdžio kažkokį turinį. Įsivaizduojat, aš net nežinau, kas ten buvo parašyta, bet ten aš tik tekstą mačiau. Nes aš apie tai net nežinojau, nes aš dirbantis žmogus, aš nesidomiu tokiais dalykais. Man pradėjo mano sekėjos rašyti, siūsti screenshotus, ekrano nuotraukas, kad pamatė mane ten skundų kažkokiam portale. Ir žodžiu, ir jos pačios pradėjo, ačiū Dievui, ačiū Rita. Tai žodžiu, ir skundų portale mano sekėjos jau, kai pamatė mano nuotrauką ir supranta, kad ne aš ne jokias nesabina Beata ir tokio turinio negalėčiau vesti, tai įsivaizduojat, tai tada tik tai sužinojo apie tai. Bet realiai, kuom tai viskas baigėsi, kad man užblokavo ir antrą paskyrą. Ir Facebooką iš esmės vienodai. Ar tu teisi, ar neteisi, ar tu ten dėjai pastangas, ar nedėjai pastangas. Mes Facebook pasaulyje arba socialinių tinklų pasaulyje esam tokias net mažiau skruzdžių, kad niekam nieko nerūpi. Iš esmės. Dabar Instagramas kažką čia rekonektina. Tai žodžiu. Tai nuo to laiko pas mane tokie dalykai vyksta. Tai atsinginėja, tai žmonėms nerodo, tai dar kažkas. Nesvarbu, mes dalinamės, nesidalinam šitom live transliacijom. Visiškai nieko nereiškia. Vienintelė, kas padeda, tai jūsų... Ačiū, Asta, nepasiduodu ir nepasiduosiu. Per daug pastangų yra įdėta, kad aš pasiduočiau. Čia pirmas dalykas. Antras momentas, kas labiausiai padeda, tai jūsų komentarai. Komentarai, nors taškiukai, nors taškiuką, ten širdutė, ką ten saulytė, beleką, rašykit. Tiesiog komentuokit, dalinkitės tarp savų kažkokių sekėjų. Į grupės, tai dažniausiai, jeigu dalinasi, tai mane banina. Nes yra dar vienas ten konkurentas, kuris mėgsta naikinti. Negali pats išaugti, ta prasme savo pajėgumis, tai nori naikinti. Tai tegul savo naikina. Žodžiu, tai dalinkitės tarp savo sienoje, pavyzdžiui, tarp savo draugių kažkokių būtų, sakau, ir komentuokit. Kuo daugiau komentarų, tuo geriau. Aš jau pripratus pati su savimi kalbėti, bet ir tai duoda rezultatų, tai
tai kalbėsiu su savimi, nieko blogo neatsitiks. Karūna man tikrai nenukris. Ir nespaudžia man karūna galvą ir nenukris. Tai ką, žiūrim kitą. Modelis sekantis, tas pats 86091, tik su raidele P. Kas tai yra P? Tai Piccolo. Piccolo tai yra mažesnis modelis. Tai prieš tai aš jums rodžiau štai šitą modelį didesnį. Ir yra analogiškas, tai mažesnis modeliukas. Toksai, man tas mažesnis labiau jau išeiginis. Toksai, aišku, išeiginis laisvalaikis, sakyčiau, tai ne kiekvienai dienai. Man, pavyzdžiui, vis tiek ta auksinė detalė, jinai trupučiuką įpareigoja. Tikrai jau prie treningų nepriderinsit šitos rankinės, aš labai tikiuosi. Tai va, analogiškas principas, viskas tas pat, tik tai jinai mažesnė. Tikrai tilps čia ir klasikinė jūsų piniginė. Ta prasme, klasikinė ta didelė piniginė tikrai drąsiai. Puikiai, gražiai atrodo, jeigu nuėmus visus dirželius kaip delninė, ypatingai progai, ypatingai dabar atkreipkite dėmesį, vis tiek nusimato. Tai vestuvės, tai krikštynos, tai komunijos visokiausios. Tai vat, tokios rankinės tikrai yra į tą pusę, kad galėtumėt priderinti prie savo būsimos kažkokios arba jau turimos suknelės ar ten kažkokio kostiumėlio. Tai, žodžiu, vėlgi, traukiat šitas mechanizmas, nebijokit, jo tikrai reikia priprasti, tiesiog traukit į save ir, va, žiūrėkit, tikrai plačiai atsidaro pati rankinė, irgi vidinė apdaila yra tokia pat, tarsi viliūrinė, tokia į rudumą, kaip odos spalva, sakyčiau taip, labai maloni prisilietimai, papildomų kažkokių skyrelių ten ir skyrių kišenių nėra, tiesiog vienas vientisas skyrius ir tiesiog uždarote. Kokios spalvas? Spalvos analogiškos, tai yra geltona, dangiška mėlyna spalva, balta, šviesiai rožinė, kapučino spalva, kapučino, ruda, raudona, ryškiai raudona šita, jeigu jūsų įvaizdis bus rudos spalvos arba baltos spalvos, atkreipkite dėmesį į šitą ugninę, tiesiog ugninę rankinę. Labai gražiai atrodo, tikrai. Ir žiūrėkit, tas aukso apvadas labai, labai tinka šitai rankiniai. Tamsiai mėlyna spalva ir juoda. Juoda, klasika, puikiai atrodo, tikrai. Mano favoritai iš esmės čia yra juoda, raudona ir kapučino spalva. Juoda, raudona ir kapučino, kurią rodžiau prieš tai. Labai gražiai dera prie šitos rankinės. Tikrai vienas prabangiausių spalvų. Aišku, dar yra balta, labai prabangiai atrodo. Kas mėgsta baltą spalvą, tikrai neliksit nepastebėta su šitą rankinę. Tikrai neliksit nepastebėta. Beje, dėl šitos rankinės aš nebeatsimenu, ar aš esu įkėlus šitą modelį. Šito modeliuko būtent mažesnio kodas 86091P. P kaip Piccolo, mažesnis. Taip. Tai aš patikrinsiu, ar turiu sukėlus šitą modeliuką. Nes jisai panašus, bet ne toks pats, kaip buvo pernai. 90, man rodos, ne. 86090. Oi, 90. Nėra. Kai įkelsiu, aš jums parodysiu galbūt savaitgalį tą modeliuką. Man bet viską perku, nes gal kas atsitiks, pavyzdžiui, Paryžius, tai reikia būti pasipuošus. Ačiū jums, Liudmila. Kaip aš myliu jūs, iš tikrųjų labai myliu savo auditoriją, jūs esate tikrai nuostabios, nerealios, išskirtinės, nepakartojamos, labai gera auditorija, labai džiaugiuosi, kad pritraukiu būtent tokius žmonės,
pas save. Tuoj pažiūrėsiu, ar šito modelio šiek tiek yra. Einam gal prie naujų modelių, tada šitų pintas parodysiu, nes šitas visas rodžiau, ką rodžiau jau praeitą kartą, aš tikrai nerodysiu, beje, dėl akinių dėklų. Kol atsimenu, žodžiu, akinių dėklų atsirado naujos spalvas, aš šiandien jas pabandysiu įkelti, kurių nebuvo. Tai yra vandens žalia spalva, matėt, praktiškai visose rankinėse dabar yra ta vandens žalia spalva, tai tam, kad galėtumėt priderinti prie savo rankinės, o realiai čia labai patogu šitas reikalas, akinių dėklas yra prikabinamas prie rankinės, tad iš tikrųjų vertėtų iš esmės priderinti tiesiog prie esamos savo rankinės, prie jos spalvos. Tai va, akinių dėklai dabar atsirado visų praktiškai odos spalvų, kurias matote ir rankinės. Tai va, vandens spalva yra, taip, ta geltona, blankesnė geltona atsiradusi, jeigu norit ryškesnės spalvos vasarai. Ir vat, dangiška mėlyna irgi yra, raudona, pavyzdžiui, raudonos irgi nebuvo, tai raudona. Žodžiu, jos 100%, kadangi čia vienas ir tas pats tiekėjas, 100% atitinka odos atspalvys, tai tą turėkite omeny. Tai šitas naujas spalvas aš sukelsiu elektroninę parduotuvę tikriausiai šiandien vakare, kad jums matytųsi būtent akinių dėkliukai. Beje, akinių dėklai iš tikrųjų puikiai atitinka ir dideliems akiniams. Tai matyt, mano, pavyzdžiui, mėgstamiausi akiniai, tai tikrai jie yra tokie išpūsti ir ten dar lieka vietos. Yra dar kitas modelis su magnetuku. Šiaip, jeigu kalbant apie naudojimą, apie funkcionalumą, tai šitas gal patogesnis, nes patogiau išimti, įdėti akinius dėl to, kad čia šitas dirželis turi prasivaikščioti tam, kad jisai laisvai judėtų. Dėl to gal pradžioje šiek tiek gali šiek tiek erzinti, bet iš esmės po to prasivaikšto labai gražiai šitas dirželis ir kaip ir nusiskundimą aš jokių negirdėjau. Rečiau užsisakiau šitą, nes šitas gražesnis tiesiog gražesnis, o mes moteris mėgstam vis tik akimis, tai mums kas gražiau. Tai visgi daugiau užsisakot šitą ir aišku gamintojas ir daugiau spalvų parūpina būtent šito modelio. Modelis yra 1.9. Žodžiu, 19.106. 1.9.106. Vat šito modelio konkrečiai. Tai dėl to parūpina ir daugiau spalvų. O iš esmės, tai patogumo sumetimais, kas nemėgsta visų dirželių ir tiesiog nori laisvai naudotis odiniu akinių dėkliuku, tai galite pažiūrėti ir modelį 1.9.806. 1.9.806. Čia tas bus būtent su magnetuku, bet čia jau nematau. Dar nauja spalva, tai šviesiai rožinė, kurios pernai nebuvo, pavyzdžiui. Tai čia tik tai nematau tos vandens žalios spalvos, o šiaip visos kitos spalvas kaip ir yra ir šito modelio. Tai, žodžiu, tai kaip norit, kas jums labiau patinka, tai tą jūs ir renkatės. Tai šiandien įkelsiu trūkstamas spalvas, kad jūs jas matytumėte elektroniniam parduotuviai. Toliau. Nedaug laiko jau liko. Eisim prie tų pintų rankinių. Žinokit, pintas rankinės, kurios man tokios, atrodo, žodžiu, atrodo nevertus dėmesio. Lyna, ačiū Jums labai, labai malonu. Tikiuosi, Jums pasiteisino šitie akinių dėklai ir Jūs naudojatės sėkmingai. Tai žodžiu, šiandien aš išėmiau
išėmiau iš elektroninės parduotuvės tas pintas rankinės, kurios aš jums nerekomenduoju. Aš praeitą kartą labai trumpai prisibėgau ir parodžiau, kurie man nepasiteisinę. Ir vat čia yra, eina kalba apie šitą modeliuką. Apie šitą modeliuką aš šitą išėmiau iš pardavimo, išėmiau dar ir štai šituos pintus modelius. Va šitos visus pintus modelius aš išėmiau iš pardavimo, nes man tikrai jie netitinka nuotrauka ir tikrovė, yra kaip dangus ir žemė, tai tikrai kaina yra nemaža, todėl permokėti aš nenoriu, kad jūs permokėtumėt. Nes jos tikrai, nevertos savo pinigų, sakyčiau taip. O kitas, tai parodysiu. Pradėsiu nuo didelių. Tai vienas iš tokių modelių, vienas didžiausių modelių, tai tokio stambaus labai pinimo. Čia yra natūrali oda. TR06G. G tai grande tai yra, turiu gėlėtą dėkliuką, labai fainas, super. Tai grande tai yra didesnis, nes yra pikolio mažesnis ir yra grande. Tai šiaip pati rankinė iš savęs labai originaliai, gražiai atrodo, viskas su ją yra gerai. Iš vienos pusės atrodo ir iš kitos pusės vienodai, turi patogias dvi rankinas. Yra pridinamas ilgas dirželis, šiek tiek reguliuojasi diržas, bet nedaug, matote. Tai galite jį užsidėti ir ant peties, štai tokiu būdu šitą rankinę. Patogiai glunda prie kūno, tai tikrai drąsiai. Ir viduje yra toksai tekstilinis, didelis krepšys, tarsi viliūrinis toksai krepšys, kuris dedamas į vidų, kad paslėpti savo daiktus tiesiog. Tai tiesiog, įdomus, nematytas visiškai modelis, tačiau noriu pažymėti, kad kadangi tai yra lygi oda ir pakankamai didelė rankinė, tai lygi oda visada jinai sunkesnė. Tai vis tiek turi šiek tiek svorio. Tai jinai, pavyzdžiui, jeigu be daiktų turi svorio, tai su daiktais irgi dar turės ženkliai tokį skirtumą, tai turėkite tai omeny tiesiog, kad prieš besirenkant, jeigu turit kažkokių stuburo problemų ten ar išvaržų ar dar kažką, kad nebūtų taip, kad rankinė apsunkins jūsų iš esmės kasdieninį gyvenimą. Todėl tiesiog į tai atkreipkite dėmesį. Tai žodžiu, šitos rankinės spalvos yra kapučino, juoda, ruda, samanų žalia, tamsiai ruda spalva ir smėlio spalva. Ir analogiškai atrodantis yra mažesnis modelis, tai tas pikolio. Tai jeigu palyginus, didelis ir mažas yra ženkliai mažesnis. Ne dvigubai, bet tikrai 1,5 karto mažesnis. Tai pikolio irgi tas pats modelis FR, man rodos, 0, kiek ten buvo? Taip, 0,6, taip. 0,6. Spalvos visus tos pačios, man rodos, ne visų spalvų dabar likusių yra būtent mažesnių, bet jūs pažiūrėkite, elektroninį parduotuvį matysit viską. Tai irgi, jisai ženkliai lengvesnis ir toks vidutinio dydžio. Šitas jau toks L dydžio modelis, tikrai netgi galite, pavyzdžiui, šone, jeigu reikia, A4 formato dokumentą patalpinti. Toliau. Dar yra išpintų rankinių, kurie galėčiau jums parodyti, kurie vienintelį palikau pardavime, tai būtent šitas. Nežinau, kiek jūs būsit susidomėjusis dėl šito modeliuko, nes jisai labiau primena vintažinės stiliaus rankinę. Ne visi mėgsta vintažinės stiliaus rankinės. Šitas, aišku, neišblunkusi oda, jinai tokia kaip lygios odos pinimas, tai jinai ir bus tokia ryškesnė.
Patogi šiaip minkšta rankina ir pati iš savęs rankinė tokia minkštutė, maloni prisilietimai. Čia yra rankų darbo pynimas, šviesi vidinė apdaila, natūrali medvilnė viduje, šone yra skyrelis su užtrauktuku ir kitam šone skyrelis telefonai arba raktams susidėti. Vienas vientisas skyrius jie. Žinoma, yra ilgas dirželis. To aš pažiūrėsiu, ar kažkur prikabintas. Ne, nepakabintas, tai aš jums pademonstruosiu. Pademonstruosiu ir parodysiu kaip. Nes tikrai žinau, pavyzdžiui, prie tokio stiliaus, čia jokio realiai stiliaus. Aš tiesiog šiandien šilčiau, o pas mane megztiniai, aš suprantu, kad su megztiniu man bus per karštą, nu tai marškinius apsivilkau. Taip. Taip. Furnitūra čia yra tokia kaip sendinto šiek tiek metalo. Kaip sendinto metalo. Ne tokia kaip įprasta visų kitų. Ne tokia pat. Štai taip. Tai vat, taip galėsit patogiai savo čia pareguliuoti, aišku, galima diržą, bet aš manau gerai bus. Galite nešioti ir per petį. Šita rankina tikrai netrukdo, nes nėra jinai nei standi, nei kažkokia tikrai paprastai krentanti, tad galite nešioti štai tokiu būdu, kaip kiekvienai dienai skirta rankinė. Arba iš nugarinės pusės, arba čia, arba tiesiog rankoje, arba ant peties, tai čia kaip jums patinka. Kokios spalvos šitų rankinių? Yra tamsiai ruda, labai graži, kapučino, smėlio, ruda, juoda ir čia ta alyvuogių spalva, samanų žalia spalva. Tai visos šitos labai gražus modelis. Tai visos šitos spalvos yra dabar galimas įsigyti per elektroninę parduotuvę. Dar palikau šitą modeliuką, nes man jisai labai stilingai atrodo. Jisai panašaus pobūdžio kaip ir šitas modelis, tačiau čia yra tas kubiliukas būtent. Kodas jo yra TR07, irgi natūrali lygi. Labai atrodo, jo, ne mažytėm, vidutinio, sakyčiau, dydžio, tarp mažo ir vidutinio dydžio. Tai vat, yra irgi pinta lygi oda, viduje krepšys toksai ir yra ilgas reguliuojamas diržas. Galima ant rankos nešioti štai tokiu būdu arba tiesiog užsidėjus ant peties. Per petį tikrai nerekomenduoju, nes pati rankinės forma tam netinkanti. Tai šito modelio, kiek aš dabar matau vitrinoje, tai yra šita samanų žalios spalvos, ruda spalva ir juoda spalva. 3 spalvytas. Jeigu elektroniniai parduotuviai matosi daugiau spalvų, tai galimai, kad yra kažkur paslėpta, tiesiog aš nematau. Tai žodžiu, visos tos spalvos yra galimos. Šiaip originaliai gražiai atrodantis modelis. Per visą ilgį, šiaip į ilgį, tai irgi galėsit, aš manau, čia patalpinti didesnį savo piniginę, ta prasme stačiai, jeigu yra toks poreikis. Bet dažniausiai, jeigu moteris renkasi mažesnės rankinės, tai iš esmės jūs jau kaip ir orientuojatės visgi į didesnės rankinės. Gerai. Iš naujų modelių, praeitą kartą, dar kėliau šiandien jums naują modeliuką, bet jisai irgi toksai mažas, bet pati forma man patiko. Vat. Einam prie jo, parodysiu kaip tik. Parodysiu. Oi. Jau mini-pini, bet toksai, sakyčiau, miesto variantas.
Tiesiog čia kaip tam, atsimenat, buvo tokios mažos pas mane cepeliniuko formos rankinės, tai kažkoks panašesnis į šitą pusę modelis, irgi toks pūstas, tik tai turi tvirtą pagrindą šiuo atveju ir rankeną. Šiaip dailiai atrodo gražiai. Čia natūrali grublėto oda. Matysit, elektroninė parduotuvė, kaina ten juokinga yra. Tai rankena šiaip patogi rankena ir yra ilgas reguliuojamas diržas. Iš esmės šita rankinė nešiojama per petį. Per petį. Ir čia noriu pažymėti, kad čia yra sidabro detalės. Sidabro detalės, ne aukso, o sidabro detalės. Tuoj parodysiu, kaip ant per petį. Va štai taip atrodo. Tai toks dailus, mažas, sakyčiau, romantiškos sielos rankinė. Net ne kiekvienai dienai labiau toksai išeiginis variantas, bet prie tokių tikrai negriežtų formų, negriežtų kažkokių įvaizdžių, bet prie romantiškų įvaizdžių, nes visą laiką ten, kur yra apvalumas, ten yra labiau apie romantišką sielą. Tai atsidaro tikrai pakankamai plačiai. Nu ir čia kas, vis tiek telefonas kažkoks, telefoną susidėsit savo asmeninius kažkokius daiktus, mažesnė piniginė būtinai ir volia, tiesiog galit savo leisti maloniai laisvalaikį. Tai kokios spalvytės šito modelio yra? Ruda, šviesiai rožinė, tamsiai mėlyna, vandens žalia spalva, balta, juoda spalva, dangiška mėlyna, raudona spalva, kapučino, šita labai graži, beje, kapučino spalva ir smėlio spalvytė, ir smėlio spalva. Tai šito modelio kodukas būtų 86099. 86099. Iš tokių naujų, kad labai kažkas man kristų į akį, tai nematau iš tokių naujų modelių. Bet šitas modelis šiaip man labai gražus, jisai iš esmės. Tuoj parodysiu. Bet nežinau, ar daug spalvų turi, tad dėl to reikia pasitikrinti prieš tai. Nu jo, nemažai. Jeigu čia tas pats. Jo. Čia praeitų metų modelis, bet jisai toks vidutinio dydžio, tikrai patrauklus modelis, sakyčiau, vertas dėmesio. Čia labai panašus stiliumi į Miu Miu stilių, bet Miu Miu stilius yra ženkliai mažesnis. Tai čia yra toks labiau vidutinio dydžio modelis. Kuom patinka, dėl to, kad neturi kažkokių iššaukančių detalių, bet tikrai subtiliai gražiai, taip švariai atrodo. Laura, tuoj nueisim, parodysiu. Tai va, tai natūrali grublėta oda, dvi patogios šiaip rankenos ir ilgas reguliuojamas, čia yra diržas. Ilgas reguliuojamas diržas. Galite ir ant peties užsidėti, galima ir per petį, bet iš esmės labiau gražiau atrodo, kad kai rankoje nešiojat ir ant peties. Atsidaro štai taip plačiai. Čia yra vienas vientisas skyrius, šviesi vidinė apdaila. Yra vidinės skyrelis su užtruktuku ir kitoj pusėje du skyriai telefonui raktams susidėti. Telefonui raktams susidėti. Kokios spalvos yra, koks kodas būtent šito modelio? 85958. 85958. Čia, kadangi, pavaizduota šiek tiek spalvų. Tai žodžiu, yra kapučino spalvytė, šviesiai pilka, kas retai
pasitaiko iš esmės modeliuose. Čia yra kūno spalva, dangiška mėlyna, taip, toliau smėlio spalva. Tuoj pažiūrėsiu, kokias dar spalvas turi, nes čia šiek tiek išmėtyta. Taip. Matau, dar mėtų spalva yra, tamsiai mėlyna matau. Ir viskas. Taip, mėtų. Ir tamsiai mėlyna spalva. Tai dar kartą pasikartosiu. Modelio kodas 85958. 85958. Taip. O šiaudinį vasarą, bet jau išstatė šiaudinį, aš tai parodysiu jums maždaug kas yra iš praeitų metų, bet šiais metais dar naujų modelių neatsirado. Bet šiaudinių bus, aš manau, kad bus, ne pležinio, suprantu, nors pležinio jau daug labai visokiausių visur išstato. Čia jau tikra, ta prasme, jau pasiruošę tikrai vasarai. Bet šiaip iš šiaudinio bus kažkas tokio tipo, kažkas tokio kasdieninio tipo. Čia ne pležinės, čia yra būtent klasikinės šiaudinės. Tai jas jūs rasite. Jas jūs rasite elektroninėje parduotuvėje, jeigu jeigu jų yra likutis, tai jūs ir matysite elektroninėje parduotuvėje. Tik aš bandau surasti kodą. Tai žodžiu, šiaudinės prasideda su kodu PG. Tai žodžiu, tiesiog įveskite į paieškos laukelį PG ir jums parodys visas variacijas, kurios yra galimas. Aš dabar nebeatsimenu, gal aš esu paslėpus žiemai šitas rankinės. Žodžiu, jeigu jūs nerasite, parašykit man, prašau, asmeniškai, aš pasižiūrėsiu elektroninį parduotuvę, nes tikrai šitie modeliai įkelti, tai galimai paslėpti buvo žiemai laikinai. Tai jūs parašykite. Bet kol kas naujų modelių šiaudinių nėra. Manau, kad bus, nes dažniausiai šitas tiekėjas šiaudinių modelių turi. Ir jos labai kokybiškai yra pagamintos, nes jos dažniausiai kombinuotos su natūralia oda. Nes jeigu tai būtų grynas šiaudas, tai čia yra tikrai pležinis šiaudas. Ir tas šiaudas irgi, šiaudui nelygus yra. Nes yra šiaudas tvirtas, viskas priklauso nuo pynimo iš esmės šiaudo, kuris toksai, standus, tvirtas ir, pavyzdžiui, turi odinį pagrindą po apačią, tai jūs jį ir naudosite N metų. O jeigu tai šiaudas toksai skystas, kitaip tariant, labai, labai smulkus, tai, tiesiog jisai toksai bus grinai pležinis. Sakau, yra nuo labai pigių ir tokių prastos kokybės iki labai aukštos kokybės. Tai jeigu kalbant apie šiaudą aukštos kokybės, tik pa šitą tiekėją. Niekas kitas negamina geriau šiaudą negu šitas tiekėjas. Tai kol kas laukiam naujienų. Jeigu, sakau, norit dabar pamatyti praeitų metų kolekciją, tai PG tiesiog įrašykit ir ten jau skaičiai eina visokiausiai. Bet jeigu jų nerasit, tai reiškia, aš esu paslėpus ir reikės tiesiog, man atidaryti produktą ir viskas. Klausimas buvo dėl rankinių, kur galima dėti nešiojamą kompiuterį. Tai pasikartosiu, pavyzdžiui, yra modeliai, kurie tikrai visada yra on top ir visada galiu juos rekomenduoti. Tokių naujų kažkokių didelių dabar, konkrečiai vasaros sezono metu, didelių dažniausiai negamina, bet yra topiniai modeliai, kurie jau N metų, bet labai pasiteisinę. Ir tikrai ne viena mano klientė naudojasi, džiaugiasi ir tikrai net ne po vieną spalvą turi.
Tai šitas modelis yra 100% rekomenduojamas. Čia yra natūrali lygi oda, jos kodas aš atmintinai jį žinau, nes tai labai populiarus modelis 85525. 85525. Superinis, tokios išlaikytos griežtesnės formos rankinė, kiekvienai dienai ofisinė. A4 formato dokumentai telpa, iki 14 colio kompiuteris telpa čia. Šviesi daili apdaila, natūralios medvilnės. Čia yra 2 skyriai, yra 2 dideli skyriai, pertvara per viduriuką su užtrauktuku. Pavyzdžiui, kažkur vienoje pusėje jūs dedat kompiuterį, kitoje pusėje savo asmeninius daiktus, niekas nesusimaišo. Šone čia esantis skyrelis su užtrauktuku, labai gražus dar ir odinės apiforminimas pačios skyriaus. Tikrai graži, prabangi, tokia, kai sakoma, dabrotna rankinė. Čia papildomai dar 2 skyriai atskiri telefono ir raktams susidėti. Labai fainas modelis, tikrai labai fainas. Spalvos praktiškai jos nesikeičia. Kažkada bandė jie eksperimentuoti su spalvom ryškesnėm, bet šita rankinė yra klasikinė. Todėl čia eksperimentuok, neeksperimentuok, visgi klasika yra klasika, tai pati populiariausia spalva tai yra kapučino spalvyta, jinai tik vieno atspalvio. Toliau labai gražiai atrodanti, čia buvo eksperimentas, kaip jums atrodo toks eksperimentas? Žodžiu, tamsiai ruda, labai prabangiai atrodanti tamsiai ruda, juodojo garčio šokolado spalvos ruda, tikrai prabangiai, prilygsta juodai, netgi gražiau. Yra ir juoda, matau, yra juoda, yra ir bordinė, iš tokių šviesesnių atspalvių. Tai yra balta ir smėlio spalvos, Ir matau dar tamsiai mėlyna ir samanų žalia. Tamsiai mėlyna ir samanų žalia spalva. Tai dar kartą šitas modelis matėt, kad turi ilgą nereguliuojamą diržą, bet tikrai patogu nešiojasi, nes diržas yra platesnis, tai tikrai patogiai galėsit užsidėti ir ant peties esant norui. Žodžiu, kodas dar kartą 85525. 85525 šito modeliuko. Tai čia, kas liečia didesnės rankinės, kur telpa kompiuteris iki 14 colio ir dokumentai. Dar labai 2 populiarūs modeliai, mažesnis ir didesnis. Tai parodysiu. Gerai, ne 2, o 3 modeliai. Čiau. Man asmeniškai vienas iš tokių gražiausių modelių tai yra šitas. Šitas modelis irgi toks darbinis, klasikinis, pasiteisinęs 100% jau, tikrai mano klienčių ne viena jį turi ir ta prasme, džiaugsmingai nešioja. Tai šito modelio kodas 85764. 85764 modelis irgi. Čia irgi telpa A4 formato dokumentai ir kompiuteris iki 14 colio. 15 colio irgi tilptų ir ten, tiesiog tada neužsidarytų sandariai pati rankinė. Čia yra natūrali grublėto oda, labai gražiai išlaikyta forma, griežtesnė, klasikinė, tik tai prie klasikinių drabužių ir čia yra toks darbinis, oficinis variantas, kurinai. Tai priekis atrodo štai taip, iš nugarinės pusės štai taip atrodo, auksos spalvos detalės ir fainai tai, kad labai plačiai atsidaro, labai patogiai. Yra pertvara per viduriuką su užtrauktuku, 2 atskiri skyriai. Tamsesnė juoda apdaila, natūrali medvilnė, šone yra
skyrelis su užtrauktuku, kitoj pusėje yra skyrius telefonui raktams susidėti. Patogus, gražus modelis. Kokias spalvos galimas? Matau, kad dabar tikriausiai juodos neturi. Tuoj pažiūrėsim. Bet užtat turi tamsiai rudą. Atkreipkite dėmesį į tamsiai rudą. Jeigu norit neutralios rankinės, tokios darbinės, nebūtinai, pavyzdžiui, kai taliojat vasarai rankinės, o konkrečiai turit tokią darbinę rankinę, tai tikrai rekomenduoju atkreipti dėmesį. Žodžiu, į tamsiai rudą spalvą. Šokoladas atrodo taip, tamsiai ruda atrodo taip. Tikrai atrodo prabangiau, labiau derinama prie visų kitų jūsų įvaizdžių iš esmės. Tai atkreipkite savo dėmesį į tas dvi spalvas. Šokoladas labiau šiltesnės atspalvis, tamsiai atspalvio, kur grinai darbinis variantas. Jinai turi reguliuojamą diržą, kaip matote. Galite ir užsidėti ir ant peties. Šiaip labai graži, tokia ekskliuzyvinė rankinė. Tai čia tokios tamsios spalvos, juodos matau dabar nebėra. Toliau iš šviesesnių yra smėlio spalva. Bilioje. Nu, matot mane, viskas atsistatė. Žodžiu. Žinot, kai buvo toksai sunkus momentas gyvenime, jų buvo labai daug iš tikrųjų. Tai ir taip, žinot, taip taškė į visas pusės. Tada tik tai klausimas toks kyla, nu kas dar, nu gerai, nu vat aš čia, nu kas dar, nu koks dar, čia kažkoks smūgis iš vienos, iš kitos pusės. Tiesiog vat taip buvo visą laiką. Oi. Šviesiai kapučino spalvas, striginėja, aš žinau. Šviesiai kapučino spalvos, balta, žodžiu, žiūrėkit, dar tiesiog įvardiju, balta, dangiška mėlyna, nesupakuota yra, tamsiai mėlyna, ruda, va čia yra šokoladas, o yra dar ruda, toliau kūno spalvos dar yra, oranžinė, tamsiai kapučino, irgi atkreipkite dėmesį yra, šviesiai alyvinė, gesinta mėlyna ir dar garstyčių spalvos. Žodžiu, visas šitas spalvas matysite, nes esu įkėlusi šitas spalvas elektroninę parduotuvę, nes realiai labai populiarus modelis. Ir analogiškas modelis, aš tiesiog jau spalvų nevardinsiu, nes jų yra, matysite elektroninę parduotuvę, bet analogiškas modelis yra mažesnis. O kam nereikia, nėra poreikio tų didesnių rankinių, tai tikrai galite rinktis tarp tokio vidutinio dydžio. Miestų variantas ir kiekvienai dienai labai tinkamas variantas. Klasikinis, gražus modelis. Taipogi, natūrali grublėta oda, du atskiri skyriai, pertvara per viduriuką, puikiai užsisega. Galite ir su viešuoju transportu saugiai važiuoti su šitą rankinę. Tikrai labai dailus modeliukas. Irgi yra ilgas dirželis reguliuojamas, tad galėsite užsidėti ir ant peties. Žodžiu, tikrai vertas dėmesio modelis. Kodas toks pat, tik tai pikolio. Kodas 8, kiek ten buvo? 85764P. 85764P. Pikolio. Tai tikrai rekomenduoju. Jų yra ir kombinuotų iš dviejų odos spalvų. Tai matysite, žodžiu, skirtingus įkeltus modelius. Tai jūs ir jas jau ir rinkitės pagal save, kas jums labiausiai patinka. Tai gerai, jau man duoda ženklus, kad jau užsidaro. Tai, žodžiu, šiandien parodžiau šiek tiek naujų modelių, šiek tiek senų modelių, kas labiausiai pasiteisina. Daugiau tokių, kad kažką, ką galėčiau naujai parodyti, kol kas nėra. Jeigu atsiras naujų modelių, tai būtinai įkelsiu, kaip šiandien, pavyzdžiui, ir video įkėliau. Galbūt kitą savaitę dar padarysiu iš čia live transliaciją, jeigu bus toks poreikis.
Iš esmės, o šiaip tai planuoju dar savaitgalį pas kitus tiekėjus, įkėlus jų tam tikrus modelius, padaryti live transliaciją būtent savaitgalį iš tų kitų tiekėjų. Rytoj planuoju daryti live transliaciją drabužių, bet iš kitų tiekėjų, ne Kvota prekinių ženklų, o kitų tiekėjų tikriausiai, nebent kažkas pasikeis, bet kokia atveju live transliacija vakare bus. Tai va. Tai sekite naujienas. Kas liečia klausimai, pavyzdžiui, dėl švarkų, striukių ir verstos odos striukių, švarkų ir bomberių. Dar naujo bomberio neįkėliau, nespėjau šiandien fiziškai. Tačiau jau atidariau iš ankstinius pardavimus būtent striukių, bomberių ir švarkų, būtent Massimo, Dutti ir Vogue. Tai atsirado naujas spalvas, kaip matėte, tai atsižvelkite, spalvas aš taip jums nufotografuoti negaliu šitų švarkų, aš tik tai rodžiau jums konkrečiai gabaliukus tos odos, kuri yra užpirkta jiems pasiūti, nes čia yra individualus užsakymas ir jie nesiūna į priekį, todėl tik pagal iš ankstinius užsakymus bus teikiamas tas užsakymas gamintojui. Todėl jūs galite užsakinėti. Tikriausiai iki pirmadienio leisiu užsakinėti, kad neužtruktų gamyba, nes gamybos procesas vyksta 3 savaitės. Tai iš esmės galite planuoti, gauti būtent šituos švarkus, striukes ir bomberius, kas norėsit užsisakyti kovo maždaug 23-25 dienomis. Aš su atsarga paimu, kad jau 100%. Žodžiu, iki Velykų tikrai gausit, kaip tik ant atšilimo jaus mūsų orų, jūs tikrai galėsit pasipuošti nuostabiais gaminiais, nes tikrai aukščiausios kokybės. Mano ne viena klientė yra įsigijusi švarką, kažkas bomberį, žodžiu, tikrai kokybė yra nepriekaištingai. Ir kainos atžvilgiu yra labai prieinama, nes, sakau, kitose parduotuvėse, kiek mes matėm, ir Massimo Dutti parduotuvė, ir Mango parduotuvė, tai toks bomberis kainavo nuo 360 €. O kokybė yra tiesiog nepriekaištinga. Tai iš ankstiniai užsakymai atidaryti, tiksliai pasakysiu, iki kada surinkinėsiu užsakymus, tikriausiai bus iki pirmadienio, kad man pateikti laikų užsakymus ir kad gamyba prasidėtų. Tai ačiū Jums už jūsų laiką, už jūsų palaikymus, už jūsų komentarus ir linkiu gražaus likusio vakaro. Iki.